Dar viena trumpa pamokėlė iš Klauskit LT komandos ir šį kartą aš jums parodysiu, kaip reikia instaliuoti ir naudotis TeamViewer'u. Taigi, kas nežino, TeamViewer yra programa, kurios pagalba galite valdyti kitą kompiuterį internetu. Taigi, tarkim, jūsų močiutė iškilo problemų su C++ kompiliatorium ir jai reikia šiek tiek jūsų pagalbos. Jūsų močiutė pasileidžia TeamViewer'į, duoda jums prisijungimo kodą ir jūs matote jos ekraną ir galite valdyti jos kompiuterį ir daryti visus pakeitimus, kokiu jums reikia. Taigi, savo kompiuteryje einam į TeamViewer tinklapį ir parsisiunčiame programą. Programa bus mažiau negu 6 MB, tai ilgai neužtruks. Taip pat yra dvi šios programos versijos, tai pilna versija ir Quick Support versija. Quick Support versiją rekomenduočiau parsiųsti savo kliento arba draugo kompiuteryje, kadangi jos nereikia instaliuoti ir ją paleidus jisai iš karto gaus kodą, kurio pagalba jūs galėsite prisijungti. Siuntimas baigtas, pradedame instaliaciją. Pasirinkime bazinę instaliaciją, naudosime tik tai asmeniniams reikalams. Jeigu norite šią programą naudoti komerciniais tikslais, jums reikės ją užsisakyti, nes po kiek laiko gausite baną ir jinai nustos veikti. Bet mes šiuo atveju naudosime tik tai savo, tai lieka spausti Accept ir Finish. Štai ir viskas. Mano ID yra toks ir prisijungimo slaptažodis yra toks. Dabar, norint kontroliuoti draugo kompiuterį. Taigi, tarkime, aš turiu Linux operacinę sistemą, kurią susikūriau anksčiau. Ir mes šioje operacinėje sistemoje parsisiunčiame TeamViewer'o Quick Support versiją. Taigi, čia yra Linux ir mums reikia Quick Supporto, kad nereikėtų instaliuoti. Štai, spaudžiame siųstis. Taigi, jūsų močiutė Linux sistemoje terminalo pagalba pasileidžia TeamViewer'į ir dabar jinai jums pasakys savo ID 9 skaičių ir slaptažodį. Griebiame savo TeamViewer'į. Šis langas yra atskira operacinė sistema, taip kad nesumaišykite. Ir norint prisijungti, įrašome partnerio ID, kuris yra 219 506 303. Ir spaudžiame Connect to Partner. Laukiame autentikacijos. Slaptažodis yra 2259. Ir spaudžiame prisijungti. Taigi, naujas langas ir matome tą patį, ką mato mūsų močiutė. Tai yra jos darbalaukį. Galima atsidaryti originalą šios operacinės sistemos, taigi maža ikonėlė TeamViewer'o. Rodo, kad sesija yra aktyvi. Ir, kaip matome, pelė juda abiejose ekranuose. Ir galime sukurti naują dokumentą ir daryti visus kitus norimus pakeitimus. Taigi, tikiuosi, kad ši pamoka jums buvo naudinga. Jeigu patiko, spauskite like ir subscribe. Iki.